Vandens temperatūra 20. Vyrai iki 38. Būna ir taip. Žinai, kaip yra. Lemba, seniuk, aš norėjau kažkam parodyti po 5 vyno taurių šitą visą reikalą. Gausi ne kažką. Tai ką lietuviai atvykę į užsienį sako dažniausiai? Balta, žalia, žalia, balta, ne? Volia. Kur mes važiuosim rytoj? Tomai. Į kalnus. Mus labai stipriai nustebino 7. pašnekovas, kuris atskrido irgi į Ispaniją. Tai jisai. Sakyk ką nors. Labas. Čia netyčia tiesiog pakliuvau. Zbignevai, kas šitas suorganizavo kelionę? Kelionę suorganizavo chebra visa puikiausi žmonės. Parodyk pirštų į jį. Kaip sakoma, daugybėlis. Sakyk ką nors. Kažką tokio, kad įkvėptų, nes vis tiek dėl tavęs čia visi. Ne, čia su tavim visi. Tai, kad patirtume tai, ko dar nesam patyrę. Vat dėl to ir visos kelionės vyksta. Ir mūsų pats vyriausias dalyvis, tai Nerijus, kuris irgi pasakys porą žodžių apie tai, kas arba dėl ko iš čia. Kas čia vyksta. Tai visų pirma, apsisprendžiau aš greičiausiai, ne euriukas. Alų gerdami gavom žinutę, kad chebra kažkur važiuoja, tai daug netruko. Aišku, kitą dieną buvo pergalvota ir daug mąstyta, bet nu va, pasilikom. O mažiausiai patyręs tai ne Mindaugas. Aš mažiausiai patyręs. Tai 4. kartas ant motociklų. Tai vad nežinau, rytoj leis ispanai man važiuoti, nes teisam yra klausimų, bet žiūrėsim. Buvau gimtadienį ir draugas šventė 50 metų ir iš tikrųjų nei čia daug, nei mažai, bet toks dalykas yra vienas dalykas, kad kiekvienas žmogus turi duoti savo gyvenime tai, ką patyrė geriausiai ir tai, ką sukaupė geriausiai. Tai aš iš tikrųjų džiaugiuosi šitom akimirkom, kad mes esam pas Paulių, dabar atvykę čia į Ispaniją ir džiaugiamės tom akimirkom, nes jisai sukaupė ir gali duoti mums to, ko mes nežinom, nes jisai turi patirties. Jis dalinasi tuo. Kiekvienas savo versle, darbe ir visoje aplinkoje dalinasi tom, ką sugeba geriausiai ir atiduoda save. Tai aš šitą tostą keliu už tai, kad dalinkimės tuo, ką turim geriausia, dalinkimės tuo, ką turim ir branginkim aplink save artimus žmonės, draugus ir negalėkim savo energijos ten, kur jaučiamės geriausiai savo darbe. Už tai. Kiekvienas jausmas, kurį tau pasako, gimsta viduj. Tai jeigu tau pasako ir tu tiki tuom ir tu nori to, tu turi iškart išsakyti. Iškart, nu, ta prasme, automatiškai. Nelaikyk. Tai Tautis rašo, aš Ispanijai, čia pravarėm turą. Tautis sako, žiūrėk, sako, čia lapkričio gale, sako, biški į Enduro Lithuaniją turą varysim. O aš taip sėdžiu, aš varau. Šeima, vaikai, nors dar nederino, varau. Bet, žinai, viduj varau ir viskas. Nu, mes dabar sėdim Ispanijoje. Tegul lieka kalnuose, tegul tai lieka kalnų paslapty, istorijai, tegul tai lieka tarp mūsų ir tuom mes grįšim laimingi į Lietuvą namo.